Šiaip pirmą kėlinį, kai spaudėt varžovus, žaidėt geriau, bet kai antram kėlinį VVG pradėjo žaisti, jums tapo sunkiau. Truputį nustebina. Matot, pirmą kėlinį neišnaudojom daug progų, mušam, nepataikėm į vartus. Jie iš 2 progų iškart įmušė 2 įvarčius ir aišku, tai jiems atrišo rankas, o mums jau ne pirmas varžybos, sunkiau žaisti, kai gynybo visi stovi. Nėra ten daugiau progų, ten ir antras įvartis skrido, kai tai puolimo nubėgo ir nespėjo grįžti antram kėlinimą. Gal aš tiek pavargom, gal nes šiandien nesusirinko ganėtinai, nebuvo iš starto 4 žaidėjų. Vienas iš jais išvažiavo, gal kitas ilsisi, kitas dėl kortelių. Taip ir buvo, kad vienas žaidėjas, kuris laiką silpnesnis kurioje vietoje. Ar tai labai apsunkina jūsų situaciją kovoje dėl vietų? Šiandien matėsi, kad apsunkina, nes varžovas stovi gynyboje. Ir kai vienas žaidėjas nežaidžia, sunkiau biškai žaidinėt kamuolį. O jie sulėndo prie vartų ir nieko nepadarys. Ir vartininkas ten pirmas traukė viską, ką galėjo. Ačiū.